Sveiki, labai atsiprašau iš karto, kad turiu panaikinti originalų garsą, kadangi per klaidą eidama uždengiu mikrofoną ir viskas, ką būtumėt girdėję, tai kaip čirška mano batai per sniegą. O čia kalbėjau apie tai, kad visų pirma pasisveikinau, pasakiau, kad noriu jau vėl sugrįžti po biškutį į YouTube, kad labai atsibodo man jau ta žiema ir vaikštau kaip pingvinas, kad labai senai jau matėme tokią žiemą, gal prieš kokį 10 metų, kai ėjau dar į mokyklą. Paminėjau, kad kiekvieną kartą man einant į miestą tenka užsukti į parduotuvę, nes tiesiog visą laiką kažko prireikia. Susirišau tokias kasiukės ir skundžiausi, kad labai saulė spigina. Šiandien kažkokia skundų diena. Dar viena priežastis, kodėl šiandien pradėjau filmuoti video vlogą, nes rytoj pas mane į svečius atvažiuoja mano draugė Ana. Galbūt prisimenate iš mano videokų, kai buvau Norvegijoje. Tai labai laukiu susitikti ir jei ji norės filmuotis, tai jeigu sugalvosime ką nors įdomaus paveikti, atrodysiu, jei radviliškiai pavyks išeiti, tai būtinai jums kažką pafilmuosime. Iš tikrųjų labai faina, kad yra išvykęs tas ryšys su žmonėm, kuriais tu dirbai. Jie grįžta į Lietuvą ir randa laiko susitikti bent jau vieną dieną, bet iš tikrųjų ta viena diena yra tikrai labai mažai, tai tiek laiko nesusitinki. Šiaip labai įdomu, kaip iš tikrųjų Arielė reaguos, nes ją matė labai senai ir vasarą buvo paskutinį kartą atvažiavus. Tai aš manau, kad truputį pabuvus prisileis ją. Tai baigiu savo apvirkalus ir varau šiltyti kelių. Na va, apsipirkau žodžiu, susitvarkiau visus savo reikalus. Žiauriai šaltas, išvalau. Kaip matote, pas mus sniego yra dar žiauriai daug. Viskas keliauju namo, žiauriai noriu valgyti. Dar galėsiu jums šitame video parodyti, ką nupirkau tai draugai, kuri rytoj pas mane atvažiuos. Ir jo, daugiau nežinau, net ką veiksim. Pas mane tiesiog randam gaunasi tokie darbeliai, kai tapau mama. Tai keliauja namo. Tai grįžtu pas jūs su dovanom. Tai kaip ir minėjau, noriu jums parodyti, ką nupirkau tai savo draugiai, kuri rytoj atkeliaus. Buvau jau nufilmavusi šitą dalį, bet mikrofonas labai blogai girdėjosi. Tai čia yra vienas naujas dalykėlis, mano pirkinys, kuriuo labai džiaugiuosi, kadangi galiu daryti videokus, kada Arielė miega, nes labai puikiai ir taip mane girdė per šį mikrofoną. Tai nupirkau, jam žinau, mūsų nuotraukas ant drobės. Iš tikrųjų užtrukau, kol atrinkau, tai ji persikėlė į naujus namus ir aš jos klausiau, ko norėtų, kad aš jai padovanočiau. Tai ji tiesiog buvo pasakius, kad norėtų kažko savo namams. Tai manau, čia tikrai labai gera dovana, nes mes tikrai labai fainai praleidome laiką, kai buvome kartu Norvegijoje, tai jie pamačius tas nuotraukas tiesiog prisimins mūsų tą laiką. Tada kita dovana yra štai tokia knyga, meditacinė ir transformacinė spalvinimo knyga. Tai čia yra labai smulkus raštai spalvinimui ir taip pat dar daug visokių meditacinių eilučių. Neskaičiau aš ten nieko, bet tiesiog atrodė labai faina, kadangi jį mėgsta spalvinti visokias knygutės. Ir taip pat dar nupirkau tiesiog tokius saldainiukus. Taip vat, ir tiek, o grįžusi dar iš miesto, ką veikiame, tai pavalgiau, apsitvarkiau žinoma ir keliaujame su mama žiūrėti mūsų serialo. Keliausiu dabar susipakuoti dovaną ir susidėti rūbelius. Arielės. Taigi sveiki visi, šiandien susitinkame. Šiandien aš atkeliauju pas jūs ne viena, o su savo draugę Ana, apie kurią jums vakar kalbėjau. Jau kalbėjau. Nu. Tai kaip jums sekasi? Man kaip jums Radviliškis? Šalta ir dėl sniego nieko nemačiau.
Jo, šiaip jai tik atvažiavus keliom savaitėm jau sniegas iškinėso. Mums labai nevismo. Gerai, Ana, nesimatėme pusę metų, papasako, ką nuveikei per pusę metų, kol nesimatėm. Leis, kad spėsiu, dirbai tikriausiai. Užsidirbau, kad atvažiuotų. Nu, užsidirbau, kad atvažiuotų pas mane. Žinai, kiek kainuoja bilietus? Kiek? Gal. Iš Vilnių. Kiek? 30 eurų pirmin atgal. Tiek sumokėjai? Jo, kad tave pamatyti. Nu, ir dar 6 valandą kėlės ar 5. Aš norim parodyti, per kokius mes pusnius. Čia yra žiauru. Čia yra žiauru, visai nenukausta. Tai va, dar norėjau pridurti, kad Arielė nelabai išsigando šiaip panos. Nu, gal truputėlį reikėjo laiko, kad priprastų, bet tikrai ne taip baisiai, kaip aš galvojau. O kaip tu galvojai? Nu, aš galvau, kad jin labai bijos tavęs. Nu, nes šiaip jinai prie naujų žmonių. Nu, ne tai, kad prie naujų, bet tarkim, kai ilgą laiką nemato, tai jinai biškai tokia bailiukė. Tai reiškia geras žmogus. Tai jo, reiškia, aš pajuto gerą. Kiekit, net soliuką nesimato, kaip ant tokia soliuką. Čia šiaip pagulėti. Tai dabar matote Aną background'e. Ty. O mes einam. Mes einam dabar į centrą. Tau atrodys yra Radviliškė, tu dar jo nematei. Ne, gerai, kur centras? Tiesiai. Tiesiai. Tai va, kaip matote, mums tikrai neliūdna. Mes sugalvojame kristi į pusnį. 1, 2, 3. Tai sveiki, susitinkame su jumis jau 3 dieną. Tai iš tikrųjų vakar labai smagiai pasibuvome su draugė, priblūdijom. Kaip ir minėjau, labai faina, jog vis tiek aplanko iš kitos šalies grįžta ir atvažiuoja ir susitinkam. Tai iš tikrųjų labai smagu. Noriu jums taip pat parodyti, ką aš gavau šios dovanų. Tai kaip matėte, filmavau Arielę, yra 2 žaisliukai, tai gavau aš tokį didelį žaislą kapibarą, kurios viduje yra adėliukas, labai fainas. Arielytė gavo tą kiaulytę su sijonu. Taip pat gavau norvegišką šokoladą, kurį pati pirkdavau Norgiai, tai oh my god, labai patinka su riešutais. Tada gavau 2 žvakeles, kadangi šita dovana buvo truputėlį skirta anksčiau man, kalėdų proga. Ir Arielytė dar gavo labai gražią pasakų knygelę, kurioje yra netgi 20 pasakų. Tai iš tikrųjų visos realiai žinomos, tai aš tikrai jai skaitysiu šitas pasakas, nes tokios knygos mes kažkaip dar nepirkom. Mes pirkom knygutės su garsais, tai dar truputėlį tų garsų kartais prisibijo. Tai vat, buvo labai faina diena. O šiandien rytas taip pat buvo pradėtas gan anksti. Tai papusryčiavome, susitvarkėme visus dalykėlius, užmigome miegelio ir mamytė keliaus pasidaryti 2 kavos puodelį ir keliausiu pažiūrėti serialo, kadangi vakar aš jo nemačiau. Tai va, susitinkame vėliau. Dar nesugalvojau, kada užbaigsiu vlogą, kadangi dar visai nedaug gal pafilmavau, tai dar pratęsiu kelias dienelės. Tokį nepalyginsi oro su vakar, tarkim, dieną. Nes šiandien visai nesijaučiu jokio minuso, tas sniegutis sau sninga lengvai. Ir visai net nešalta, to vėjo tokio nėra. Nu nežinau, jeigu tokie orai jau artėtų, tai man tikrai patiktų. Mes išėjom pasitikti močiutės. Ir šiaip aš labai norėjau pasivaikščioti, tai va, gavos proga tokia. Tai išėjom. Taigi sveiki, labas rytas. Tai noriu jums truputėlį pagirti šitą tušą, kadangi jisai yra atsparus vandeniui. Tai žinokit, variau į baseiną, į pirtis, tai nenubėgo nei vienas lašelis. Tai žiauriai patiko man šitas tušas. Tai va, o aš ruošiuosi šiandien ir keliausiu į Šiaulius. Tai susitinkame kelionėje. Na va, aš jau pajudėjau į savo kelionę. Varau dabar į autobusų stotį. Tai aš tikiuosi, kad kažką rasiu. Šiaip liūdna, nes nei su viena draugė nesusitiksiu, nes visos dirba.
Tai su savo reikaliukais, bet nieko. Šiaip labai senai buvau viena apsišopint, va tiesiog vakar taip sugalvojau. Pasitariau su mama ir va keliauju dabar. Tai šiaip turiu dar gavus nuo gimtadienio Akropolio čekį. Tai va kaip tik išsileisiu, nes iki balandžio galioja. O daugiau nežinau, kada prisiruošiu nuvaryti. Tai va, šiaip geras oras, bet manau pirštinysių man reikės. Tai ką keliaujam, gal pavyks kažką pafilmuoti iš kelionės. Jei nepavyks, tai tada susitiksim, kai jau grįžinėsiu. Na, parsibastau apie 6 valandą. Pavalgau iš tikrųjų. Nu, tikrai kažką radau. Dar nepasakyčiau, kad labai daug yra pasirinkimo. Realiai viską nusipakau iš akcijinių prekių. Ir tai dar nepilnai išleidau kuponą, nes H&M nepriėmė. Bet žodžiu, svarbu kažką radau. Realytai taip pat nupirkau. Kostiumėlį ten tokį. Žaisliuką, žodžiu. Bet tikriausiai jau šitame video nebeparodysiu. Galvoju, kad aš čia jau ir užbaigsiu, nes nenoriu padaryti labai ilgo video. Tai ačiū labai, kad buvot. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite pasubscribinti mano kanalą. Ir iki kitų video pasistengsime dažniau jums nufilmuoti.